Vakar per filmavimą gavau klausimą, prieš kiek laiko vaiką reikėtų ruošti auklės atėjimui. Aš Ieva iš Mama ir auklė ir papasakosiu, kodėl jokių būdų negalima ruošti vaiko auklės atėjimui. Kai jūs pradedate pasakoti vaikui, kad žiūrėk, ateis tetutė, kuri tave prižiūrės, ar gerai. Taip vaikui pasakote du dalykus. Pirma, jam perduodate atsakomybę, neva jis gali rinktis, ar jį prižiūrės auklė ar ne. Ar ne per didelė atsakomybė vaikui? Žinoma, jis pasakys ne, o jei dar nesuprasite, tam procesui pradės priešintis. Antra, kadangi jūs kalbate iš anksto ir jaučiatės, kad truputėlį nerimaujate, vadinasi, tai pavojinga. O jeigu pavojinga, natūralu, reikia to saugotis. Iš tiesų, visais pavojais ir atsakomybėmis turi pasirūpinti tėvai. Išrinkti auklę, kurią pasitikė, patys priprasti prie jos ir pasitikėti. O vaikui šiuo atveju pateikti situaciją ramiai ir padėti per ją pereiti, priprantant be jokio skubėjimo ir be gąsdinimo.